Žmonės, kurie uždirba 10 000 eurų ar daugiau, naudojasi leasingu. Kodėl žmonės, kurie turi pinigų, renkasi mokėti dalimis? Ir ar tai silpnumo ženklas, ar tiesiog išmanus planavimas? Apie visą tai Imbank kalba su Imbank pardavimų departamento vadovu Donatu, žmogumi, kuris mato leasingo sprendimus ne iš teorijos, o per realius žmonių pasirinkimus. Tai labas, Donatai. Sveikas. Gerai, tai pradėkim, Donatai, turbūt nuo esminio kertinio klausimo mūsų tema, kas iš tiesų naudojasi leasingu. Nes kartais atrodo, kad leasingas tik tiems, kurie, sakykime, neišsiverčia ar negali sau leisti daugiau. Bet ar tikrai taip yra ir kas iš tikrųjų renkas tą leasingą? Tai baigėsi tie laikai, kuomet žmonės pirko leasingų tik tie, kurie neturėjo pinigų. Tai dabar perka ir labai aukštas pajamas uždirbantys žmonės. Ir kai pradėsiu iš to vardinti skirtingas sritis, kur mes esam prafinansavę arba prekes arba paslaugos, giliai nustepsi, nes tai toli gražu netitinka to leasingo įsivaizdavimo. Senai anksčiau įsivaizduodavo, kad leasingas yra skalbimo mašina, šaldytuvas, neturi pinigų, perku leasingo. O ne, tai dalykų tokių esam prafinansavę, kur man net pačiam, kuris 9 metus su tuo produktu dirba, kelia dar nuostabą. Tai iš tikrųjų jo, buvau tau pasiruošęs kitą klausimą, bet dabar jau tikrai labai sudominai, tai galim ir prieiti tada, papasakok tada iš tikrųjų, kas yra tie tokie keiščiausi dalykai, nestandartiniai. Kurie tave stebina. Jo, kurie... Nu gerai, aš vardinsiu, o tu pabandyk suprasti, ar esi girdėjęs, kad kažkas būtų prafinansavęs ar praleasingavęs tokią prekę arba paslaugą. Taip. Tai laidojimo paslaugos. Šuniuką esam prafinansavę leasingu. Akvariumas su žuvytėm, vestuvės, vestuviniai žiedai, spa, kas dar iš tokių įdomesnių, Wake parko abonementas, Vichy akvaparko, didžiulio parko abonementai. Tai tokių advokato paslaugos. Tai nekalbu apie tokius jau kaip vairavimo kursai, anglų kalbos kursai. Tai kas pasikeitė per tą visą laikotarpį, ne tik kad prekės, pradėjom finansuoti labai skirtingų prekių, bet ir daug paslaugų. O grįžtant į prekes, kas tokios įdomesnės, pavyzdžiui, mikrobangų krosnė, mikrobanginė, kuri kainuoja 50 eurų. Ir ją klientas pirko su 12 mėnesių leasingu. Ir jos kaina yra tiesiog 50 eurų. Tai man kelia nuostabą, ne? Bet reiškia, kažkam tai buvo reikalinga arba teisinga, jo supratimu buvo poreikis, jisai pasirinko tokį, nors galėjo klientas ir pasirinkti kitą terminą. Tai va. O gerai, šiaip pavyzdžiui, tu irgi minėjai apie tai, kad tų netikėčiausių, sakykime, produktų ar paslaugų, kurias leasingavosi žmonės, tai tikėtina, kad nemaža dalis jų iš tikrųjų galėtų iš karto nusipirkti tą paslaugą arba produktą, bet jie vis dėlto renkasi tą atsiskaitimą dalimis. Tai ar čia vėlgi, kur vat yra šitoje vietoje, žinai, tas atsakymas? Tai žinai, protingi žmonės moka skaičiuoti pinigus ir dažnu atveju jie tuos pinigus investuoja, savo uždirbtus pinigus arba laisvus pinigus. Ir kaip taisyklė, į įsipareigojimą kažkokį žiūri per kitą prizmę. Ar turėdamas įsipareigojimą, jis gali kažkur kitur turėti papildomai pajamų, ne? Tai mes turim klientą, kuris per paskutinius 4 metus turėjo 75 sutartis pas mus aktyvės, ne? Tai ką reiškia 75 sutartis? Tai paskaičiuokim, tai kiek jis kiekvieną dieną turi, ne kiekvieną dieną, bet jis... Šiandien dienai tikriausiai turi kokias 3-4 einamas sutartis. Man toksai klientas patampa natūraliai įdomus, aš pažiūriu, kokiais jisai produktas atsiskaito. Iš tų 75 sutarčių buvo 70% sutarčių,
kurias jis pasirinko atsiskaityti su mūsų Moki3 produktu. Ką tai reiškia? Per 3 įmokas, jeigu atsiskaitai, tai tau nėra jokio pabrangimo. Taip. Tai žmogus natūraliai planuoja, nors ir uždirba, būtent tas asmuo uždirba pakankamai nemažai, bet jis iš esmės planuoja savo pirkinius, jų turi po 3 iš karto, atsiskaito per 3 įmokas ir sekančią sutartį. Tik vieną išsimoka, įma iš karto sekančią. Nu, tai, žinai, logika tikriausiai kokia veikia, kad jisai neperka pigaus daikto. Taip. Žinai, tu gali nusipirkti dviratį už, vaikui dviratį nupirkti už, žinai, 100 eurų, gali už 400 eurų. Tai jisai paima tą brangesnį daiktą, kuris po to dar turi likutinę vertę. Tai tuo atveju ir vaikas turi gerą kokybišką daiktą ir po to dar yra antrinė rinka. Taip, tai tu realiai gali dar už pakankamai normalią sumą parduoti tą dviratį ir susigrąžinti dalį pinigų. Tai čia vienas matomai momentas. Kitas momentas - žmonės, kurie... Čia vienas kraštutinumas tas, kuris turi daug sutarčių. Bet yra kraštutinumų, kurie uždirba 15 000 eurų į rankas ir jis visiems perka atsiskaitydamas dalimis. Nu, kas logiškai nesueina. Ne? Nu, kaip taip gali būti, kad žmogus galėtų prekę už 1000 ir 2000 eurų tiesiog sumokėti iš tokių mėnesinių pajamų. Bet kita vertus, tie žmonės dažnu atveju yra vėlgi nemokamų lizingo medžiotojai. Medžioja, kur yra nemokamas lizingas, kur, reiškia, nepabrangs, nėra palūkanų. Tai jeigu jis perka kokią saulės elektrinę, 5000 eurų vertės ir atsiskaito ten per 10 įmokų be jokio pabrangimo, tai tuos 5000 eurų jisai įdės kad ir į indėlius ir gaus 3 procentų grąžą. Tai žiūrėk, ten jam per metus 150 eurų į kišenę. Vietoj to, kad tai čia dar neskaičiuojant infliacijos. Tai va, tikriausiai tokių žmonių, aš asmeniškai pastebiu jų daugiau, vis daugėja žmonių, kurie finansiškai yra raštingi ir atsiskaitimo dalim žiūri per tą tokią gal daugiau investicinę dalį, o ne per, žinai, gėdos ar įsipareigojimo. Bet iš tikrųjų, įdomi ta vieta, kur paminėjai klientą, kuris turėjo 75 sutartis. Čia irgi toks natūralus gal klausimas kyla, pasirinkus tą atsiskaitimą dalimis, ar ten, kaip ir minėjai, Moki3 ar kažkokį kitą produktą, kiek tų žmonių šiaip linkia paskui sugrįžti vėl, nes jie išbandė ir yra tas patogumas toksai, žinai, naudotis. Ar matai va tokią kažkokią tendenciją šitame? Žinai, kai gerai dirbi ir pas tave žmonės grįžta, tai kas be ko, žinoma. Toksai lengvas niuansas, bet ne apie tai, jo, apie produktus, tai skirtingas lojalumas skirtingam produktui. Taip. Tai ką aš matau, kad labai populiarūs yra tokie buy now pay later produktai, kurie trumpos vertės arba nedidelė suma, ten 300-400 eurų, trumpas terminas, jis išsimokėjo, grįžo atgal. Šiaip lojalumo mes turim tarp 3-4 lizingų vienam žmogui. Tai jeigu jam patiko ta patirtis su mumis, jisai dažnu atveju net neieško gal kitos kompanijos, jisai ieško mūsų produkto, kur turėjo gerą patirtį, greitai atsiskaitė ir toliau ima. Ne? Tai čia vienas. Kitas yra niuansas, kada žmonės gyvenime nėra turėję su mumis jokių santykių ir va, tikslas, net ne kiek tikslas, bet tam žmogui kokią tą produktą imti. Jisai pakankamai daug pajamų uždirba, bet, žinai, nėra turėjęs jokios starties. Tai pavyzdžiui, tokie kaip produktai kaip saulės elektrinė, ne? Kur natūraliai tu gali skaičiuoti grąžą. Kiek tu sugeneravai saulės energijos, žinai, kiek tu uždirbsi iš jos ir kiek tau kainuoja palūkanos šiandien dienai. Ne? Tai va tie žmonės tiesiog perka ne iš emocijos tą prekę, bet perka iš finansinio išskaičiavimo. Ir dažnu atveju jiems viskas gaunasi gerai. O šiaip kalbant apie pirkimą patį lizingų, tai ką verta pirkti lizingų, o ko ne. Tai čia turiu omeny, kad, na sakykime, ar viskas, kas kainuoja daugiau negu 100 eurų, jau tinka lizingui, o kur prasideda tas logiškas, sakykime, finansinis planavimas, o kur tiesiog mes susidarėme su impulsyvumu.
Vardinau tau stereotipus. Tai vestuviniai žiedai, Taip. spa, tai čia gal daugiau impulsyvus, kai kur impulsyvus pirkiniai, kai kur tokie apgalvoti, ne? Tai vidurkis lizinguojamos sumos Lietuvoje yra 900 eurų. Tai vat, į čia galima taikyti. Tai mes eliminuojam automobilių gal rinką, būsto paskolos rinką eliminuojam, bet vat, tos prekės, kurias gali rasti bet kuriam didesniam prekybos, elektronikos prekybos centre ar baldai ir panašiai, tai visa ta industrija, visos tos industrijos dalis yra apie 900 eurų vidurkis. Tai mažiausias vertės, kaip sakiau, 50 eurų esam prafinansavę mikrobangų krosnelę, arba ten gali būti kažkokie griežtuvai, makytos, kurie nėra gal, žinai, pigesni, bet žmonės irgi pasirenka mokėti dalim. Bet ir atvirkščiai, mes turim produktų, kuriuos, žinai, parduodam keturatę už 15 000 eurų, ar parduodam saulės elektrinę už 10 000 eurų. Tai labai, tai faktas, kad tas klientas skiriasi iš esmės. Tas, kuris perka saulės elektrinę ir investuoja ten 12 000 eurų, jisai, tikėtina, tikrai nepirks, neims. Jo, jisai ten impulsyvumo nėra. Tas, kuris perka valtį, meškerės, žinai, jisai visai kitas klientas yra. Arba, žinai, klientas, kuris, kas vėl iš tų stereotipų kitokio, vat, kaip tau atrodo, galima pralizinguoti teptuką už 59 centus? Mes esam tą padarę. Tai kaip tai atrodo, ne? Tai turim klientą, kuris įsigijo 150 prekių su viena lizingo sutartim. Tu kaip atrodo, jis ateina, įsirenginėja namus, ateina į didelį prekybos centrą, prisirenka teptukų, izoliacijos, plitelių, kažko, susideda į mokėjimo krepšelį ir pasirenka kaip atsiskaitimo būdą dalim. Ne? Tai de facto neįmanoma parduoti lizingų teptuko ar ten izoliacijos. Bet čia priklausomai nuo komunikacijos, kokią taiko pardavėjas. Ir tuo atveju mes vykdėm komunikaciją finansuok prekių krepšelį. Tai taip, tas, kuris pirko skalbimo mašiną prieš 8 metus, tas ir ten pat ir gyvena mindset'e. Jis ir nežino, kad tu gali pirkti ir turėti 5 sutartis vienu metu. Jis kol neišsimokėjęs skalbimo mašinos, tol jis nepirks kito produkto. Ne? Tai čia tokia senoji karta. Naujoji karta daugiau turi kelis įsipareigojimus, žino, kiek jisai gali turėti įsipareigojimų ir jo, tai po kelias sutartis vienu metu ir nesvarbu kokia suma. Čia turbūt tik tai reiktų tų reikalavimų nepamiršti, kuriuos rekomendacijų Lietuvos banko, ne, irgi turbūt, kad neprisiskolint turiu menį per... Neįmanoma pasiskolinti daugiau negu tu uždirbi vieną. Tai tikrai taip. Tai yra Lietuvos banko atsakingos skolinimosi gairės, kurios realiai pakankamai atsakingai leidžia skolinti klientams ir tu negali, žinai, uždirbi 1000 eurų ir išleisti įsipareigojimams per mėnesį 1000 eurų. Tai tas leidžia, bet žmonės turi pakankamai didelį buferį dar įsipareigojimo apetitui, gal pasakysiu, nes mes lietuviai esam 4 nuo galo Europoje pagal skolos dydį vienam šeimos ūkiui. Lenkiam tik tais bulgarus, rumunus ir latvius. Ką tai reiškia? Kita pusė, kas lyderiauja daugiausiai prasiskolinusių, visi skandinavai ir olandai, belgai, olandai ir visi skandinavai. Kodėl taip yra? Viena tikriausiai, kad jų oficialios pajamos, socialinės garantijas geresnės, jie natūraliai visiškai nėra to šešėlinės ekonomikos, bet jie tikriausiai saugiau jaučiasi praradę darbą, kad ras kitą, kad galės tą įsipareigojimą patemti. Mūsų atveju net ir, pažiūrėk, net ir būtą žmonės kartais automobilį nesilizinguoja, perka, išsimoka, turiu, tada pirksiu, taupysiu, tada kitam taupysiu, ne? Tai mes judame tą finansinio raštingumo kryptim, sakyčiau, visai gerais tempais
ir skola kartais nėra blogai, nu, jeigu tu ją valdai. Žmonės, žinai, arba konservatyvus, arba kaip tik pas mus, aš sakyčiau, dažnai yra, jo, konservatoriai, tai jie tokie, žinai, nusipirkau, tik tais didelės vertės prekė, išsimokėjau, užbaigiau. Gen Z karta, tai jie rūbus perka, žinai, online, moka dalim, nėra problemos. Tai, bet sakyčiau, stiprėja ir ta vidutinė grandis žmonių, kurie supranta, kad aš uždirbu 1000 eurų, žmona uždirba 1000 eurų, mes abu galim leisti, žinai, turėti 2 kartus per metus atostogas, mes galim nusipirkti gerą kavos aparatą, mes galim, žinai, susiplanuoti tuos įsipareigojimus ir gal net galim išskaidyti dalim juos, bet neapsikraunant tame, kad, žinai, aš dabar, žinai, gersiu kavą iš pakelio, ten už 5 eurus, nes, taupau dabar jūros ar kažkokiam Philips kavos aparatui. Ne, žmonės dabar jau, žinai, sugeba suskaičiuoti tą savo pajamas, žino, kad jis per mėnesį gali išleisti 200 eurų, mes kaip šeima galim 200 eurų išleisti įsipareigojimams, apart būsto įsipareigojimo. Ir mes dėliojame savo šeimos biudžetą, žinai, išsimokam kavos aparatą, turim nusimatę gal ten, žinai, kelionę, tą kelionę faktas nusiperkam ten, pasiskaidę per 3 įmokas, ar ten per 6 įmokas. Ir tai puikiai tinka. Tai tie žmonės, kurie planuoja, jie kaip taisyklė yra ir nebūna taip, kad jie būtų nemokus, ne? Va tie, kurie impulsyvūs klientai, kurie perka naujausią iPhone, flagmaną, bet uždirbi mažas pajamas, tavo tai yra statuso dalis, nori parodyti statusą, kad tu turi pinigų, nors realiai jų yra labai ribotas kiekis. Ne? Ir čia man asmeniškai yra kartais keista ir nesuprantama, kaip tu kaip žmogus uždirbantis, žinai, 800 eurų gali pirkti telefoną, kurio vertė yra, žinai, 1400 eurų, 36 mėnesiam su labai dideliu pabrangimu, kur vertė to produkto po 3 metų bus ten 2400 eurų. Bet yra tokių žmonių, kurie perka impulsyviai. Okay. Gerai, tai truputį galim prasilinksminti savo pokalbį ir prieiti prie žaidimo, kurį turime irgi kiekvienoje laidoje. Tai turime 8 klausimus ir reikia trumpo atsakymo, per daug negalvojant. Tai užduodu klausimą, atsakai ir keliaujam prie kito. Bandom. Gerai. Daryti finansinį detoksą ar cukraus detoksą? Cukraus. Atsidėti nenumatytiems atvejams ar numatytiems malonumams? Čia reikia pagalvoti. Nereikia galvoti, čia reikia greitai atsakyti. Nenumatytiems atvejams. Labai gerai. Reklama su influenceriu ar draugo rekomendacija? Draugo rekomendacija. Investuoti į save ar į nekilnojamą turtą? Į save. Brangi paslauga dalimis ar pigesnė, bet mažiau kokybiška? Brangi. Turėti 10 000 eurų sąskaitoje ar 10 000 dirbančius pinigus? Būtų keista, jeigu pasakyčiau sąskaitoje, ne dirbančią. Turėti mažiau daiktų, bet geresnių ar daugiau, bet greitai keičiamų? Žinai, pas vyras spintoje rasi, žinai, 3 tipų džinsų, žinai, savaitgaliui, po namus ir į darbą. Tai mažiau, bet gerų, negu daugiau, bet mažesnės vertės. Supratau. Gerai, tai ačiū tau. Kalbant apie tuos neįtikėčiausius, sakykime, pavadinkime jas taip, produktus ar paslaugas, kuriuos lizingavosi klientai, kas tau, pavyzdžiui, buvo iš tokių netikėčiausių asmeniškai atrodančių, ar galbūt tos pačios laidotuvės, ar, nežinau, kelionės, gal kažkur, gal tu irgi turi įžvalgų, kas buvo tas? Kiekviena iš tų nestereotipinių produktų, kiekvienas produktas turi savo istoriją. Taip. Mes galim jų pažiūrėti keletą ir, taip, pavyzdžiui, ne, wakeboardo abonementai. Tai
žinai, dažniausiai tai žmonės asocijuoja tą veikinimo pramogą, kad atvažiavau, susimokėjau 50 eurų, išbandžiau pramogą ir viskas. Bet yra žmonių, kurie nori tą daryti pastoviai, yra sezonas, nu kaip pastoviai, žinai, vasaros sezoną, yra sezonas, veikinimo abonementas kainuoja ten 900 eurų. Tai iš esmės, tada tas pardavėjas supranta, kad klientui parduoti už 900 eurų abonementą yra pakankamai nemaža pinigų suma. Tai jį išskaido į 3 dalis, po 300 eurų, klientui tas tinka. Tai, tai vat vienas. Arba turėjom tokį tikrai išskirtinį atvejį, kuomet pasirašėm sutartį su vaiko auklės atrankos įmonė. Pabandysiu paaiškinti, kas čia reikia plačiau tikrai jau. Tai įsivaizduok, yra tokia paslauga, kad tu turi vaiką ir tu nenori tam vaikui, žinai, bet kokios auklės iš skelbimo, ne? Nu ką tu žinai, ten kas ateis pas tave, su kokia kvalifikacija, specialistas ir panašiai. Ir yra tokia paslauga, pasirodo, kad tu gali pasamdyti įmonę, kuri atrinks tavo poreikiams reikalingą auklę. Ta paslauga kainuoja. Ir pakankamai, kaip čia, mano supratimu, pakankamai nemažai. Tai vėlgi, tai mes sutikėm galimybę tai šeimai, žinai, paimti tą paslaugą, žinai, išsiskaidyti kelias įmokas. Tai vat, visiškai nestandartas arba nustebinau. Tikrai taip. Tai, žinai, bet būna ir, žinai, čia būna pozityvių dalykų, kaip kelionės, ne, tai kelionės tu dažnu atveju matai geras oferis, sutariai su žmona, bet dar 2 vaikai, tai žiūri tą sumą, vietoj ten 300 ar 400, 1200, tai tu ėmė ir išsiskaidai dalim ir, žinai, ten trumpos vertės, trumpo laikotarpio populiariausi terminai. Bet būna, kada gyvenimas, žinai, kaip sakant, apsiverčia aukštinkojam ir vyksta kažkas laidotuvės. Ar kažkokios skyrybos ir tau reikia ten kokio nors stipraus advokato. Tu tuo metu pinigų neturi, arba nesubuvai susiplanavęs, ta paslauga kainuoja, tai iš esmės tu prasifinansuoji per kelis mėnesius. Žinai, dažnu atveju ten kokiu laidotuvių atveju tu po to, žinai, paveldėjimą gauni, prieiga prie sąskaitų, toksai daugiau gyvenimiška situacija nutinka, tu jai nebūni pasiruošęs. Ir tuo atveju, žinai, tavo 2 būdai yra. Vienas būdas yra tiesiog nueini, pasiemi vartojimo paskolą, susimoki ir po to, žinai, tą paveldėjimą šio mirties atveju susitvarkai ar tą turtą, tai prieiga prie sąskaitų. Kitu atveju, jeigu yra, žinai, galimybė servisas, tuo metu tai žmonės linkę yra tą susitvarkyti ir dažnu atveju net sutaupo pinigų. Gal pastebi kažkokių skirtumų tarp amžių, lyties, regionų, galbūt, gal čia turi kažkokių? Geras yra, žinai, geras bruožas pas vyresnio amžiaus žmonės, nes jį labai pareigingai moka. Bet jie biškutį mažiau vartoja, truputį mažiau vartoja, ne, tai jaunimėlis daug vartoja, bet higiena su mokėjimais nėra tokia gera. Tai esam prafinansavę ir žmogų, kuriam yra 92 metai. Oho. Kas vėl grįžtant į stereotipus, žinai, sako, vyresnio amžiaus žmonės nenori turėti įsipareigojimų, nes jau čia amžius, pensija ir panašiai. Bet tai, žinai, 92, aš pamenu atveju, kad 87 metų žmogus tvarkėsi dantis, pasirinkdamas atsiskaityti dalim. Žinai, tai nereiškia, kad jis nebenori valgyti risų, žinai. Tai čia viskas priklauso nuo požiūrio, ne? Tai yra atvirkščiai jauni žmonės, jeigu paimti, žinai, tavo odontologijos, pavyzdžiui, temą, tai jaunas žmogus nori turėti gražius dantis ir dabar, žinai, yra trendas, žinai, dantų tiesinimo kapos. Jos pakankamai nepigios, brangų, bet kaip ir tos pajamos irgi nesinori visų santaupų ten išleisti. Tai turim tikrai jaunų žmonių, kurie pasirenka čia tokį būdą atsiskaityti dalim. Tai gerai, Donatai, tada pabaigai toksai klausimas tau. Jei reiktų lizingą apibūdinti vienu sakiniu, koks jis būtų?
Greitas ir atsakingas. Super. Tai Ačiū. ačiū tau.